Šiame video atskleisiu 3 dalykus, kurių aš, kaip kvalifikuota fitneso trenerė, rekomenduoju nevalgyti niekada. Taip pat pasidalinsiu savo taisyklėmis, kurios man padeda palaikyti sveiką, pastovų svorį. Visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. Taigi, jeigu jums įdomu, šiame video pasidalinsiu tomis taisyklėmis, kurios man padeda palaikyti sveiką, stabilų svorį. Tai nereiškia, kad mano svoris per visą gyvenimą niekada nesikeitė. Be abejo, pas mane buvo ir 2 nėštumai, ir sunkus laikotarpiai gyvenimo, kurie įtakojo mano sveikatą ir kaip pasekmė keitėsi ir mano svoris. Tačiau tai yra tie dalykai, kurie man padeda subalansuotai maitintis ir palaikyti savo sveiką svorį be didelių pastangų. Kas yra svarbiausia? Be didelių pastangų. Aš rekomenduoju vengti saldžių pusryčių. Visą laiką, kai mes pavalgom ryte kažką saldaus, tai mums duoda greitą energijos pliūpsnį, bet paskui mes taip pat greitai išalkstam ir dar daugiau norim valgyti. Aš visą laiką stengiuosi rytais valgyti baltymus, tai yra omletai, kiaušiniai, net jeigu tai yra kažkoks sumuštinis, tai jis turėtų būti sotus, neturėtų būti saldus su džemu arba blogiausiu atveju, jeigu aš neturiu laiko, aš galiu pavalgyti varškę su uogom arba su bananu, tačiau jeigu yra laiko pusryčiams, aš vis dėlto pasistengsiu suvalgyti kažką nesaldaus, omletas, kiaušiniai, sumuštinis su lašiša ir avokadu, bet ne kruasanas su kava ir tikrai ne kokie nors drybsniai. Ir jeigu jums norisi iš ryto kažko saldaus, tai geriau suvalgykite tai kaip deserčiuką, tarkim, papusryčiavot ir suvalgyti desertą. Tai vis tiek jums leis išlaikyti sotumą kuo ilgiau ir galbūt nenorėti saldžiai kažko vėliau, tačiau vis dėlto geriau savo rytą pradėti ne nuo saldžiųjų pusryčių. Atsikratyti užkandžiavimo įpročio. Aš asmeniškai neužkandžiauju, aš neturiu tokio įpročio ir visą laiką sakau, kad suaugęs žmogus neturėtų dažnai valgyti ir 3-4 kart pavalgyti sočiai. Suaugusiam žmogui pilnai užtenka. Jeigu pas jūs nėra jokių sveikatos ypatumų, dėl kurių yra gydytojo rekomendacija maitintis mažom porcijom ir dažnai, visais kitais atvejais reikia tokio įpročio atsikratyti. Tai geriau ir jūsų mitybai, ir jūsų sveikatai, ir jūsų dantims. Iš visų aspektų tai yra tiesiog geriau. Užkandžiavimas sukuria tokį užburtą ratą, kai jūs užkandžiaujat, valgot dažnai, nejaučiat to kažkokio pilno alkio ir kai ateina laikas valgyti, galbūt pavalgot nepakankamai sočiai ir paskui vėl norit užkandžiauti. Todėl, jeigu turi tokį įprotį kaip užkandžiavimas, aš labai rekomenduoju, jeigu jūs jaučiat, kad jūs lyg ir valgot nedaug, tačiau kažkodėl nenumenat svorio, pabandyti užsirašyti per dieną visus savo užkandžius ir primesti daugmaž, kiek ten yra tuščių kalorijų, kiek jūs iš tikrųjų suvalgėt per dieną, net nepastebėję, kad jūs visą tai suvalgėt. Dėl to, kad turi tą įprotį nuolat kažką valgyti, po truputį, mažom porcijom, tai ir to tikrai nereikia sveikam suaugusiam žmogui. Jokių saldžių gėrimų. Aš negeriu ir nerekomenduoju gerti visai jokių saldžių gėrimų, nei gazuotų, nei sulčių. Dėl sulčių žmonės nuolat su manim ginčiasi ir sako, kad betgi čia yra sveika, čiagi ypač jeigu ten yra šviežiai spaustos sultis iš savo obuolių ar tu pats namie išspaudai iš apelsino. Jeigu jūs norit suvalgyti obuolį, jūs galite suvalgyti obuolį, jeigu norit apelsino, suvalgykite apelsiną, tačiau jūs gaunat vieną vaisių ir visas tas cukrus iš vieno to vaisiaus papuola jūsų organizmą, ten yra visos tos skaidulos, kurios lėtai virškinasi jūsų organizmo ir tas cukrus iš lėto, kaip gamta sutvėrė, iš to vaisiaus papuola jūsų organizmą. Tačiau jeigu jūs išgeriat sulčių, kur yra vidutiniškai 3-4 obuoliai vienoje stiklinėje arba 3-4 apelsinai vienoje stiklinėje ir jūs visą tai išgeriat ir visas tas cukrus iš tų 4 obuolių papuola į jūsų organizmą ir tai yra tiesiog milžiniškas cukraus pliūpsnis, kuris visiškai nereikalingas mūsų organizmui, tuo labiau kaip reguliarus dalykas, pavyzdžiui, kaip kai kurie žmonės geria sultis visą laiką per pusryčius. Tai yra tikrai negeras įprotis ir geriau to nedaryti. Ir tai nereiškia, kad aš visai niekada negeriu sulčių. Geriu, bet tiek retai, kad tai galima pasakyti, nežinau, kartą per mėnesį, keletą kartų per metus. Tačiau bendrai mano kasdieninėje mityboje tokio dalyko kaip sultis arba kiti saldūs gėrimai tiesiog nėra. Aš neturiu tokio įpročio. Pas mus namie visada yra vaisių ir uogų,
Bet pas mus namie praktiškai niekada nėra jokių saldžiųjų gėrimų. Jie kartais atsiranda namuose per šventes, susivartoja ir daugiau tiesiog jų nieks neperka. Todėl jų tiesiog nėra namie ir nėra tos pagundos juos gerti. Nes ir dėl sveikatos, ir dėl mitybos, ir dėl virškinimo visą laiką geriau suvalgyti obuolius, suvalgyti apelsiną, suvalgyti uogų, negu gerti sultis. Valgyti tai, ką mėgsti. Sudaryti savo mitybą iš dalykų, kuriuos tu iš tikrųjų mėgsti. Aš visą laiką sakau, nebandykit, jeigu jūs nemėgstate avokado arba nemėgstate tų kažkokių daržovių, kur jūs pamatėt, kad kažkoks sveikos mitybos blogeris labai rekomenduoja valgyti, bet jūs šitų dalykų nemėgstat, ir nereikia jų valgyti. Jūs žiūrėkit į savo sveiką subalansuotą mitybą, būtent iš savo pusės. Pažiūrėkit į tai, ką jūs mėgstat, pažiūrėkit iš to, ką jūs mėgstat, kokie dalykai yra sveiki, kokie nesveiki, pažiūrėkit, kokių dalykų jums yra lengviau atsikratyti ir kuriuos dalykus jums lengviau yra įtraukti savo racioną ir bandykit statyti šituos visus mitybos įpročius būtent aplink savo skonį, dėl to, kad labai sunku kartais išlaikyti tą sveikos mitybos planą, dėl to, kad jis yra sudarytas kito asmens pagal jo poreikius ir pomėgius, ir jums tas planas tiesiog gali netikti. Ir jūs per prievartą paskui savo tai kišat, ir jums visiškai tai nepatinka, bet jūs žinot, kad jūs valgote tai dėl to, kad tai yra sveika. Tai niekada neduos ilgalaikio gero rezultato. Vis dėlto tas ilgalaikis geras rezultatas bus tada, kai tai yra tai, kas jums patinka. Pavyzdžiui, aš mėgstu avokadą, kartais nesinori, kartais norisi, kai norisi, labai džiugu, aš visą laiką galiu pasidaryti tostą su avokadu, galiu šiaip papjaustyti prie omleto, aš mėgstu žiedinius kopūstus, man patinka brokoliai, ne visada, gal ne kiekvieną dieną, bet šiaip aš juos mėgstu, man juos gan lengva įtraukti savo racioną. Yra dalykų, kuriuo aš nemėgstu ir aš iš tikrųjų net nesistengiu per prievartą jų įtraukti savo mitybą. Šiuolaikiniam pasaulyje, kai nėra maisto stokos, tikrai galima lengvai gauti įvairovę visų reikalingų elementų iš maisto, neprievartaujant savęs ir neverčiant savęs valgyti kažko, kas tau atvirai nepatinka. Mano nuolatinis lifehackas tai yra šaldytos daržovės. Mano šaldyklėje visą laiką yra daug visokių šaldytų daržovių, nes aš, kaip dirbanti 2 vaikų mama, kartais neturiu laiko stovėti ir pjaustyti ir paskui bandyti jas suvartoti visas, arba jeigu nesigavo suvartoti visas per vieną kartą, paskui galvoti, ką dar su jais sugalvoti, paruošti, valgyti. Jų galbūt nevalgo vaikai, tada gaunasi, kad turiu paruošti savo daugiau, paskui nespėjau suvalgyti, paskui gaila išmesti. Žodžiu, šaldytos daržovės pas mane visokių įvairių daržovių ir daržovių miksų visą laiką yra šaldymo kameroj, kas labai palengvina mano maisto gaminimą, nes tu tiesiog gali atidaryti bet kokį įpakavimą, įmesti, patroškinti, pridėti mėsos arba žuvies arba krevečių arba ko tu ten nori su garnyru ir taip padaryti savo mitybą pilną spalvos, kas būtina Eat a Rainbow, ir palengvina tą maisto ruošimą, kur tu gali ir įtraukti daržovių ir kartu per daug nesivarginti. Taip, aš suprantu, kad šviežios daržovės galbūt yra sveikiau, tačiau jeigu pas tave nėra laiko, šaldytos daržovės yra tikrai gera išeitis. Mano asmeniškai mityboje nestokoja šviežių daržovių, vaisių ir uogų, todėl taip aš dažnai naudoju ir šaldytas daržoves ir visiems rekomenduoju. Sveiki santykiai su maistu. Pas mane iš tikrųjų yra labai sveiki santykiai su maistu, kas yra labai keista, nes aplinka, kurioje aš augau, nebuvo tam linkusi. Tai yra ir tai, kad aš užaugau 2000-aisiais, tai yra ir choreografijos lankymas nuo vaikystės ir šiaip tokia aplinka buvo pakankamai toksiška visur maisto atžvilgiu, tačiau man patinka valgyti, aš mėgstu valgyti, man maistas yra skanus, man patinka įvairus maistas. Aš žinau, kad kai kuriems tai yra tikrai labai sunkus aspektas, tačiau aš visą laiką rekomenduoju, jeigu jūs jaučiat, kad pas jūs yra būtent nesveiki santykiai su maistu, jūs kreipkitės pas psichologus ir išspręskit šitą problemą, nes tai yra pirminė problema. Ir mano atveju, kaip aš visą laiką sakau, aš jeigu netgi kartais persivalgau, aš niekada nesijaučiu už tai kalta, neturiu jokio kaltės jausmo už tai, kad suvalgiau daugiau nei įprastai, neturiu paskui atidirbinėti kalorijų, neturiu paskui nevalgyti 2 dienas, kad išpirkti tą tortą suvalgyti, aš to neturiu. Ir tai be abejo labai padeda jaustis gerai savo kūne, žinoti, kad kartais aš persivalgau ir kažką tokio. Viskas gerai? Todėl taip, jeigu jūs taip nesijaučiat, aš labai rekomenduočiau išsiaiškinti, kodėl, rasti šitą problemą, ją išspręsti ir gyvenimas bus žymiai lengvesnis.
Ir dar vienas dalykas, kaip sakoma, last but not least, tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Būtent aktyvus gyvenimo būdas, aš specialiai niekad nesakau, kad tai turi būti sportas, dėl to, kad ne visi turi laiko sportuoti ir aš žinau, kad yra tokių, kad kas nori, tas spėja. Jūs gal nesat pilnu etatu dirbanti 2 vaikų mama, jeigu jūs taip sakot, nes yra tikrai atveju, kai tu gali nespėti sportuoti, jeigu tavo gyvenimas ir taip yra pakankamai užimtas. Apie ką aš kalbu? Apie tai, kad aš labai daug vaikštų, labai daug judu su savo vaikais. Visą laiką stengiuosi daryti mankštelės. Ir aš visą laiką sakau, kad geriau 7 minutės ryte pasportuoti, jeigu yra laiko 3-4 kartus per savaitę. Tai tikrai duos rezultatą. Galbūt jis nebus toks wow efektas, bet tai vis tiek bus efektas. Ir labai dažnai žmonės sako, kad aš negaliu dabar daryti, dėl to nedarysiu nieko, nes kai bus laiko, tada aš darysiu normaliai, o čia tipo alė bilė tai nedarysiu, tai geriau tą alė bilę vis tiek daryti. Nes iš tiesų, kaip ilgalaikis rezultatas, netgi tos trumpos rytinės mankštelės vis tiek duoda savo poveikį ir geriau jas daryti, negu nedaryti nieko. Ir aš asmeniškai, netgi kai neturiu laiko pilnavertiškai sportuoti, vis tiek stengiuosi skirti savo kūno judesiui 10-15 minučių, gal ne kiekvieną dieną, gal 3-4 kartus per savaitę, bet vis dėlto skirti ir labai daug vaikščioti visur, jeigu yra galimybė eiti pėsčiom, aš eisiu pėsčiom. Todėl ypatingai, jeigu jūsų darbas yra sėdimas ir darbo metu jūs labai daug sėdit, stenkite savo laisvalaikiu vaikščioti daugiau, judėti daugiau ir rasti savo veiklą, tinkančią fizikinę veiklą, kuri padėtų jums palaikyti tą aktyvesnį gyvenimo būdą. Na ir kaip žadėjau, 3 dalykai, kurių aš kaip kvalifikuota fitneso trenerė rekomenduoju nevalgyti niekada, bet prieš tai nepamirškit paspausti patinka, nes tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taigi, pirmas dalykas, tai yra tai, ko jūs nemėgstat. Tiesiog nemėgstat, nevalgykit. Antras dalykas, tai yra tai, kas sugedo. Jeigu tai sugedo ir jau taip negerai kvepia, išmeskit tai, nevalgykit to. Ir trečias dalykas, tai yra tai, kam jūs esat alergiški arba nevirškinat. Tiesiog, jeigu jūs netoleruojat to produkto, nevalgykit jo. Taigi tiek šiandien. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galit pažiūrėti šitos video. Nepamirškit spausti patinka. Visiems bye!